Tai kviečiam trečiąjį prezidentą, Leoną Ivaškevičių, ir taip pat vieną iš asociacijos steigėjų. Tokia proga kalbėtis yra labai kažkuria prasme skausminga, kažkuria prasme graudu, nes su 20 metų, tai yra mano, taip visas gyvenimas praėjo per tą laiką. Ir taip ir maga pasileisti, kaip tada buvo gražu, kokie prisiminimai puikus buvo, koks laikas gyvas, kaip ten staiga pamatom su Budriu gyvų studentų krūvą. Kad mes matom tos amerikonus, visus žvaigždės ir panašiai, tai yra, žinoma, labai gražu buvo, bet man didžiausią įspūdį tada darė studentų gyvybė. Išpūtė akis, pakvaišė iš noro kažką sužinoti, o tada paaiškėjo, kad ta asociacija gali būti. Grįžę iš Maskvos mes tada pasisiūlėm Rimui, klausyk, reikia kažką daryti. Situacija buvo absoliučiai pribrendusi, po poros dienų įstatai buvo gatavi ir mes šitą užsiėmėm labai konkrečiai. Visi tie prisiminimai yra, aišku, labai smagus, stovyklos ir visa kita. Kažkaip buvo mūsų gera tokia komanda, viskas gerai klostėsi, dabar bent jau iš tolo žiūrint. Kai aš jau buvau trečias prezidentas, tai jau veiklos struktūros nusistovėjusi, viskas vyksta, konferencijos eina, vienas kitas seminaras pasidaro, padarėme tą tarptautinę konferenciją. Žodžiu, gyvenimas buvo tikrai labai įdomus. Gal dabar kažkiek ir, kaip pagalvoju, gal ir gaila, kad kažkur srovės įvairios nunešė tai vieną pusę, tai kitą pusę. Ir visus, tiesą pasakęs. Mane gal smarkiau kiek panešiojo visas pusės. Bet man, sakysim, asociacija ir vėliau institutas man asmeniškai buvo labai svarbus, dėl to, kad jau tuo metu aš tokio labai konkretaus psichologinio darbo kaip ir nedirbau ir man buvo labai svarbu būti šitam sukūry visą laiką. Už tai asociacijai aš esu labai dėkingas, kad aš turėjau šitą galimybę visą laiką būti tarp kitų, neatitrūkti, dalyvauti ir man tikrai buvo labai gerai tuo metu. Kita vertus, dabar žinoma, kai pradedam galvoti apie tai, ką daryti, kodėl tų studentų nėra, kaip čia su šito reikia elgtis, stovyklos pasikeitė, tai tikrai jos keitėsi, akivaizdžiai jos keitėsi tuo metu ir tas toks masinis jų pobūdis, aišku, buvimą ten bent jau man darė kitokį šiek tiek. Bet žinoma, jų prasmė kaip sklaidos instrumento turbūt išlieka, bet tada tai reikia suvokti ir atitinkamai iš tikrųjų daryti. Kita vertus, galbūt naujų žmonių pritraukimui labai prarastų iš tikrųjų kažkokios ir naujos formos. Ne vien savom jėgom jausti patyrimą, kas yra čia ir dabar būti su kažkokiam idėjom, ar su vienais ar kitais žmonėm, ar su pačiu savimi, bet taip pat ir kažką pritraukti iš toliau šiek tiek. Kita vertus, jau turbūt 15 metų mes Birštone tą veiklą po truputį vykstam. Dabar ta veikla man leidžia būti vėl kažkokiam sukūry, tokiam bent arčiau to sukūrio, taip sakykim. Bet visą laiką tarsi jaučiu skolą tam tikrą tą asociaciją, kurią, negali sakyti, kad palikau. Vis tiek, gario mokestį sumoku, informaciją perskaitau, pasižiūriu, kur stovykla įvyks šiais metais ir kaip šiandien viskas klostysis. Tam tikrą tokią moralinę skolą visada tarsi jaučiu, kad ten aš aktyviai labai smarkiai nedalyvauju. Tai prieš tam tikrą laiką kažkuria proga mes svarstėm, pavyzdžiui, tokį variantą, kad institutas, kadangi jo yra pavadinime įrašas humanistinės psichologijos, nors iš tikrųjų taip nelabai mes ten to užsiimam, bet tas įrašas yra, institutas galėtų prisidėti prie asociacijos veiklos, pavyzdžiui, skirdamas kasmetinę premiją už kažkokį indėlį į humanistinės psichologijos reikalą Lietuvoje.
Tai ta premija nebūtų didelė, valstybiniai neprilygtų, ne iš tolo, bet galėtų būti vienas iš būdų kažkokių, kad tos idėjos tvirčiau jaustųsi, taip sakyti. Tai va, naujam prezidentui ir valdybai aš siūlau apie tai pagalvoti, suformuluoti kažkokius principus, už ką tai galėtų būti paskirta. Mūsų institutas skirtų, tarkim, galbūt 1000 litų. Galima svarstyti. Taip, kad čia būtų toks mūsų kaip ir indėlis į asociacijos veiklą, kad ne vien nario mokestį mokėtų. O šiaip aš manau, kad asociacija savo vaidmenį jinai tikrai atlieka, bet galėtų atlikti aktyviau. Tai galėtų būti vienas iš būdų, atsakysim, kažkokių darbų skatinimas. Ne vien išgyvenimas čia ir dabar, bet taip pat ir kad kažkoks pėdsakas liktų ant stalo, kurį galima padėti. Arba į lentyną įstatyti. Taip kad linkiu mums visiems sėkmingai gyvuoti ir toliau.